Treneri, tiek daug visko šiandien buvo, tikiu, kad viskas verda viduje. Kaip jaučiatės po tokių rungtynių? Atmosfera įspūdinga, rungtynės irgi. Kas vyksta jūsų viduje? Finalas, kitaip ir negali būti. Džiaugiamės, pergalė, labai džiaugiamės. Ne tiek, kad seriją išlyginom, aišku, tai labai gerai, bet kad paskutinės rungtynės namuose prie savų sirgalių padovanojam pergalę. Čia yra tikrai ačiū jiem už sezoną, ačiū, kad tai palaikė ir važiuojam į Marijampolę. Didelis palaikymas, daug žmonių, bet kartais tai būna netgi nepranašumas tai jaunesniai komandai. Didžiuojate savo vyrais, kaip jie atstovėjo vyriškai šiose rungtynėse? Atstovėjo vyriškai, bet nemanau, kad sirgalių bėda. Bėda yra jaunatiškam charakterį, labai dideli bangavimai gilūs buvo. Tai taip įsiveržėm, paskui duobę krentam, vėl atstatėm. Džiugu, kad gale nesubirėjom. Ernestas Jonkus gavo traumą, gal galit nuraminti savo sirgalius arba kažką pasakyti, ar kol kas dar nieko aiškaus? Anksti, nieko aiškaus, darysim tyrimų, žiūrėsim rytoj.